Aš Andrius, projekto vadovas, šito projekto vadovas, tai šiandien pristatysiu jums traukinį. EMU elektrinis traukinys, 200 vietų, naujas Stadler traukinys, tai išdėstymas 2+2, sėdynės. Места 2+2, в каждом есть столики. Ypatingas šitas traukinys yra tai savo dydžiu, jisai yra Она labai длиннее, чем daug yra erdvės jame. Stadler galėjo pasiekti dėl to, kad pas mumis Lietuvoje vežėjai yra platesnė negu likusiai Europoje. Tas mums irgi padėjo daryti tarpus tarp sėdynių irgi didesnius, kad komfortiškai galėtų visi keleiviai keliauti. Tai tarpai yra tikrai didesni tarp sėdynių negu visoje likusioje Europoje. Tai dabar Europoje problema yra tokia, kad ten yra tiek žmonių norinčių važiuoti į traukinį, kad jiems nėra svarbu kaip važiuoti, svarbu kad važiuoti. Pas mumis iš tikrųjų traukiniais žmonės dar nesinaudoja tiek dažnai, kiek mes norėtumėm. Tai mes norim pritraukti žmonės į traukinius.